Savo trumpose kelionėse po Klaipėdą, o ypač po jos senamiestį, mes dažnai sakome, jog miestas gražiausias, kuomet saulė ritinėjasi senaisiais jos stogais, nes ši kelionė puikiai atskleidžia tai, be ko neįsivaizduojama Klaipėda. Lygiai kaip ir be jūros ošimo ar smėlio pustomo nuo auksaspalvių kopų, nuo marių, kurios atveria vartus į Baltiją, ir akmenimis grįstų gatvių, kažkur tarp tų pačių urbanistikos paminklais virtusių stogų. Dabar Klaipėda neįsivaizduojama ir be pilies bokšto, nes tai mūsų istorijos dalis. Bet Klaipėdos dvasiai nemažiau artimas ir rūkas, kuomet jo šešėlyje skęsta miesto siluetai, juk tai suteikia dar daugiau mistikos ir įkvėpimo kurti. Tada ir tie materialūs objektai atsiveria savo nepažinta dalimi, prislopindami įprastus jutimus. Jie tarsi užduoda intenciją atsakyti į mįsles, kurias slepia lig tol daugybę kartų matytos plytų sienos, bekraščio dangaus apsuptyje. Tad šioje trumpoje kelionėje tiesiog norime jums pasiūlyti bent kelioms akimirkoms pasinerti į tokią mistišką Klaipėdą ir raginame nepamiršti palaikyti šio kanalo savo patiktukais, komentarais ir žinoma kanalo prenumerata. Tai padeda mums augti, tai nemažiau nei rūkas įkvėpia kurti naujus siužetus jums.